Sveiki, neseniai atliktas mokslinis tyrimas parodė, kad vaikai, kurie vaikystėje išmoko tinkamai sukoncentruoti dėmesį, pasiekė daug aukštesnių rezultatų ne tik mokykloje, bet ir universitete. Nedėmesingi vaikai gali būti labai protingi, bet būdami išsiblaškę neišgirsta užduoties ar pridaro žioplų klaidų, o gavus blogą įvertinimą krenta pasitikėjimas savimi, prarandama net mokymosi motyvacija. Dėmesys svarbus ir bendraujat su bendramžiais. Pernelyg išsiblaškę vaikai dažnai neišbūna žaidime, sutrikdo žaidimo eigą ir susilaukia kitų vaikų pykčio ar atstumimo. Tad kaip padėti? Pirma, padėkite vaikams suprasti savo jausmus ir juos kontroliuoti. Ribokite laiką, kurį vaikas gali praleisti prie kompiuterio ar mobilaus telefono. Žaiskite žaidimus geriau kartu. Kad ir dėliokite dėliones. Kontroliuokite savo paties elgesį, juk vaikai jūs kopijuoja. Ir dar vienas veiksnys mažinantis vaikų dėmesį – nerimas. Vaikai patiriantys stresą ir didelį nerimą dažnai negali sutelkti dėmesio, žaisti, mokyti, skaityti. Sunku? Noriu parekomenduoti Memostar papildus. Memostar Infinite papildai protiniai veiklai ir atminčiai. Kapsulės nuo 12 metų mūsų vyresniokam ir Memostar Focus susikaupimui savikontroliai nuo 6 metų. Miltelių formos mūsų pradinukam. Puikiai sudėtis, polifenolių gausybė padės pagerinti atmintį, pažintines funkcijas, dėmesio sutelkimą ir savikontrolę.